Važiuosi švarį Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Vienas, du, trys, labas vakaras, draugai. Kibiribirė, labas vakaras Lietuva, sveiki draugai, jūs klausotės radio stoties Zip FM, su jumis radistai Jonas Rolandas ir iš karto mes startuojam pirmadienis visą laiką, kadangi džiuginanti diena, po savaitgalio, po visko, pagaliau vėl darbe, pabėgom nuo šeimos, nuo gyvenimo ir į svečius pagelbėt šiandien pasikvietėm labai žinoma balsą. Gal tu prieš galim pasveikinti? Labas. 3052, labas, vėl per radiją mes kartu. Va, kaip smagu. Tie, kas seniai užkitėję kauniečiai, turėtų žinoti šitą balsą iš radio Kauno fonas. Jo, bet tai buvo labai seniai, žiauriai seniai, net sunku atsiminti, kada tai buvo. O radio centras kada buvo? Radio centras buvo prieš 10 metų. Nežinau, kokiais 90 kažkelintais, tai ten... Bet buvo daug. Žmogus su nerealiai gražiu vardu Rolandas Vilkončius. Televizijos laidų renginių vedėjas bei filmų įgarsintojas, taip galima. Ne, filmų įgarsintojas, aš nežinau, kodėl visi rašo, kad aš ten garsinu filmus. Ne, bet teko kažkada, bet tai irgi buvo labai seniai iš tikrųjų. Taip kalbi, kaip žinai, tas būna, kur seni taksistai arba senos prostitutės, kur dabar jau dirba kitą darbą, bet taip. Ne, čia buvo labai seniai. Iš vis pamirškim tai. Čia buvo mano gyvenimas. Man trūko pinigų. Ne, filmus garsinti yra labai smagu ir tikrai nelengvas procesas, bet žiauriai vežantis. O tu žiūrėdavai paskui filmus savo garsintus? Tai, čia žinai, paklausai lygiai taip pat. Klausyk, o tu nusifotkinai nuotrauką, pasikabinai ir kiekvieną dieną ją pasižiūrė, ne? Ne, mes žiūrėdam, kalbėjom su Ryčiu Zemkausku. Rolas taip daro, ne? Aš vis mašiną net tai darau. Ne, Zemkauskas sakė, kad paskui analizuoja taip savo darbus. Jo, bet dėl to šiaip dažnai mėgstu filmą žiūrėti originalo kalba, bet jeigu filmas yra įgarsintas Ryčio Zemkausko, aš visada žiūriu būtent su jo garsinimu, nes taip kaip įgarsina Rytis, niekas Lietuvoje, niekas kitas taip nepadaro. Ir sako, aš net nesimokiau to, jam tai yra kaip Dievo duota. Taip, Dievo dovana. Savianalizė plus 96% darbo ir 4% Dievo dovana. Rolandas Vilkončius šiandieną iki pat 8 val. Vakaro su mumis. Sužinosim, kaip jisai pateko į tą gyvenimo vietą, kur dabar jisai yra, per kur keliavo. Ir visą tai pradėsim iš karto po kelių dainų. Da? Taip. Kiek da? Turėsim, Rolandai, tą užduotį labai sunkiai galia. Tokios tu tam pasiruošęs, žinok. Ne, aš niekada esu nepasiruošęs jokioms užduotims. O fiziškai tu sportuoji, dviračiu važinėjai, bėgioji gal? Fiziškai pastaruoju metu, ką aš dariau, tai toks jaučiausi pusę statybininko beveik. Tai labai gerai. Jo. Labai gerai. Ten remontuoji namus? O, jau pabaigiau, ačiū Dievui. Bet pats viską darai? Ne, kur pats ten, aš dirbau. Tu režisierius. Aš buvau režisierius ir pagalbinis, žinai, sako, eik, nunešk ten, eik tą, atnešk, tą padaryk. Dabar maišyk. Rolandai, tu esi pats kaunietis? Ne. Iš Vilniaus? Ne. Iš kur? Ukmergės. Va, matai, pataikė. Iš Ukmergės. Taip. Rolas, sakyk savo kaimelį. Liduokiai, tai netoli Ukmergės yra. Taip. Mano tėtis iš ten kilęs, mano kaimas. Supratau, nuvažiuoja. Ten pala tvenkinių kažkokių yra, ne? Dabar didelis tvenkinys, buvo malūnas, dabar elektrinė pastatė. Sugadino viską. Visą peizažą? Sugadino. Ar tu prisimeni, kai tave vaikė Ukmergės jaunimas su pagaliais? Ką, jį Rolandą vaikė? Rimtai? Kas žinai, iš Vilniaus atvažiuoja, sustrekai. Supratau. Tai aš nežinau gal. Šiaip Ukmergė įdomus miestas, aš niekada neslėpiau to, nes, aišku, laikai pasikeitė, bet, sakykime, kai aš buvau toks paauglys, 16-17 metų, tai miestas buvo įdomus tuo, kad jeigu didžėjus diskotekoje pagrodavo, tarkim, kokį DJ Bobo, jo laukdavo dvi naujienos. Viena gera, kita bloga. Tai vat nuo kurios pradėt? Nuo geros turbūt, ar ne? Tai gerai, nuo geros. Gerai, tai nuo geros. Tai nuo geros tai, kad jam merginos pasišypsodavo ir pamojuodavo. Bloga naujiena tai, kad jis vaikinam sugadindavo nuotaiką, nes jis nepagrodavo įsidysi. Tai jis turėdavo labai rimtų pokalbių po to. Taisyti aparatūrą ir kiek vis laiką po tūso. Žinai, aparatūra dažniausiai negesdavo, bet gesdavo šiaip. Jo veidas po diskotekas. Geras mokinys buvo į mokykloje.
pakankamai padarus, bet kad būčiau ten wunderkindas ir būčiau rinkęs vien tik tai 10-tukus, tai taip tikrai nebuvo. Iki 9 klasės kažkaip geriau mokiausi, po to, žinai, vėjas, laukai, merginos. O buvai tas, kuris skaito knygas ir daro namų darbus, ar nieko nedarydavai? Įgimtas žinojimas tavo pas tavo. Tuos namų darbus daryti užtrukdavo gal, pusvalandį kokį, nedaugiau. Tai per tą pusvalandį padarai viską, ką reikia. Bet šiaip mokiausi geriau negu average. Kaip čia buvo teigiamas mokinys, kaip jis skaičiuoja, virš 7-tuko dabar, ką mes turim. Pažangus moksleivis, va. Pažangus, ar ne? Nu, mano vidurkis buvo apie 9, tai. Ko svajojai būti, jau tada gal norėjai radijui, telkį, ar iš vis nebuvo minčių? Ne, šiaip aš turėjau minčių ir jau buvau susiplanavęs, tik tėvai neišleido, kažkaip vis tiek reikia klausyti tėvų, ar ne, sako. Tai aš norėjau stoti tada į pilotavimą, bet taip ir susiklostė, kad aš ten ir neįstojau, nes ten buvo labai įdomi stojimo sistema, kai būdavo galima iš anksto stoti ir nebereikėdavo laikyti jokių stojamų egzaminų ir taip toliau. Kažkas panašaus tokio. Tai įstojau... Norėjai būti keleivinių lėktuvų pilotas ar naikintuvo? Iki naikintuvo piloto jau tada supratau, kad reikia daug dirbti tam, kad galėtum būti jo. Bet neatsisakau tos minties, kada nors paskristi su tuo lėktuvu. Prieš tai, aišku, sako, reikia 2 dienas nevalgyti ir prie skrydį suvalgyti šokolado plytelę ir tada viskas baigėsi neblogai. Bet šiaip... Average baigėsi, toks ir... Tai aukščio nebėjai, kaip suprantam. Nelabai. Greičiai irgi? Greičio irgi nelabai. Bet viską reikia daryti su protu. Ta prasme, jeigu yra šone patikimas profesionalas, kuris gali suvaldyti greitį, tai viskas ok. Jeigu pats aš tą daryčiau, tai aš daryčiau tik tai ten, kur galima legaliai tą daryti. Tarkim, Vokietijos greitkeliuose, ar ne? Tai autobanuose. Ten jau gali išspausti viską. Ne, aš tiek nesu važiavęs 235, tai... Geras jausmas, baisu? Keistas jausmas, žinai, po 7 minučių supranti, kad gal jau reiktų slow down. Po 7 minučių supranti, kad nuvažiavai kiek čia kilų, žinai. Kiek čia? Ko čia aš užsimerkęs? Gerai, netapai lakūnų, tikriausiai, ar ne? Bet ne. Kur tau liepia stoti? Man neliepia stoti, aš aišku pats pasirinkau kur, bet tik tai buvo pageidavimas toks, kad ne lėktuvus pilotuoti, nes kažkaip visiems visada atrodydavo, nes rusiški lėktuvai dažnai krisdavo ir taip toliau, o dabar lėktuvai pasidarė tokie saugus, bet aš to skrydžių džiaugsmo nesu atsisakęs ir kažkaip mano vienas bičiulis labai neblogas mane vėl truputėlį užkrėtė šio reikalo. Mes skrydom su juo tuo ultra lengvuoju lėktuvu ir supratau, kad ultra lengvasis lėktuvas padeda atsikratyti visų baimių, nes jeigu skrendi su dideliu Boeingu, tarkim keleiviniu, ir jeigu patenki termosroves, tai jį tiesiog papurto, o mažo lėktuvėlio tai nepurto, jį tiesiog daužo. Wow. Aš galvojau, sakys, nieko iš viso. Tiesiog daužo. Tai čia buvo tas sportinis toks lėktuvėlis, tarkim, ne? Taip, jis vadinamas iš tos ultra light kategorijos yra ir Kur sėdi laukia? Ar kaip? Praktiškai taip, jis sėdi, atrodo kaip plastikiniai voneliai sėdi ir užsidaro kažkoks plastikinis gaubtas. Tai jausmas tikrai labai įdomus ir kai lėktuvas, tarkim, kyla nuo žemės, tai tu matai, kad jis yra pakankamai trumpas ir tu matai, kaip priekis nestabiliai tiesiog į viršų eina, bet jis taip kaip borlė ropoja į kalną, tai po truputėlį. Tai. Jėga, tikrai. Aš jums siūlyčiau tikrai išbandyti tą dalyką ir pajusti, kas yra tas tikrasis skrydis. Nes kai skrendi ten tais didžiaisiais lėktuvais, tai... Autobusas, taip. Bet kylant su tuo ultra lengvu parašiutus reikėjo dėtis? Ne, nereikėjo, kadangi pats lėktuvas turėjo parašiutą. Matai, tiesiog variklis užgesta, problemų nusileist nėra. Šiaip dažniausiai ultra lengviai lėktuvai, jie, bent jau man tai pasakojo, kad netgi užgesus varikliui, jie yra pristabdomi maždaug iki 130 km/h ir jie gali sklęsti, aišku, tik tai reikia saugią poziciją žemėje surasti, kur tu galėtum nusileisti. Nusklęsti. Taip. O šiaip yra ten tokia raudona rankenėlė, kai aš paklausiau, kas čia sako, va, jeigu aš čia numirsiu, tai tu ją ištrauk. Tai pamatysi, kas bus tada. Žiūrėk, kaip moku. Kaip
patarimai, baisus tas bairiais. Gerai, padarom trumpą pertrauką reklaminę ir grįšim. Grįžtame tiesioginį eterį, radistai ir Rolandas Vilkončius pas mus šiandien svečiuose, tai... Galvojau, atskiriai mane pasakys, radistai Rolandas Vackevičius su Rolandu Vilkončiu. Tai ne, reikėjo kitaip sakyti, Jonas plus du rolai. Šiaip tu gali sugalvoti savo svajonę, norą gali sugalvoti. Aš tik dabar pastebėjau, kad jo kepurėlė su raide. Taip. Tu parodai galą, kepurėlės. O galas? Va. Galvoju, kad žinai, užsirašys. Čia tokia R raidė, čia iš dviejų liežuvių, žinai, susijungusi vieną R raidę. Aha, supratau. Simboliškai labai. Du liežuviai. Klausyk, tai kur tu įstojai po mokyklos? Aš vis įstojai, ar net įstojai, kad įsisukinėjai, Rolandai. Ne, neįsisukinėjau, aš įstojau į Kauno technologijos universitetą, ten mokiausi lygiai metus laiko. Inžinierija? Ne, aš buvau radio elektronikas, praktiškai radistas. Wow, praktiškai. Aš žinau, kad Kaune yra Radisto alėja. Tokia gatvė. Radastų gatvė, turbūt tu turėjai omeny. Aš nežinau. Radisto alėja tikrai yra, bet gal ir per kokią gatvę? Kas? Radastų. Radastų. Visi juokdavosi iš tos gatvės pavadinimo. Radastų. Dėl to, kad ten yra viešoji biblioteka ir būtent ten buvo įsikūrusi ta radio stotis, kurioje pirmą kartą man teko dirbti. Tai nuo to ir prasidėjo tavo, kaip čia kelias į radiją. Jo, prasidėjo. O grįžtant prie studijų, tai bendroje sumoje mokiausi, paskaičiau 10 metų. Jeigu būčiau kryptingai mokęsis, tai šiandieną galėčiau džiaugti savo PhD, bet dėja... Beje, turi tik 3 bakalaurus toksai. Ne 3 bakalaurus. Aš turiu vieną kolegijinį įsilavinimą, universitetinį bakalaurą ir magistrą. Tai va, tik tai tiek. Tik tai tiek. Paprasta. Bet apie mokslus atsakiau aš. Labai taikliai. Visą laiką pirmi 9 metai sunkiausi. Man tai buvo. Taip? O tai... Teisę valdymą. Klausykit, dabar reikia tada perjungti kitaip klausimus į kitą pusę. Rolai, tai kur įstojai, į ką baigėjai? Buvau šiaip blogas žmogus mokykloje, toks blogas žmogus. Matom, kad nepasikeitė. Jo, įsimintiniausi 3 gyvenimo metai buvo pirmoji klasė, šiaip. Jėga. Tęsim toliau. Vilkončius Rolandas su mumis ir dirbdamas radijoje, tu jau paskui po truputėlį pradėjai ir atsirasti ir Telike. Šiek tiek. LTV. Tas pirmasis atsiradimas iš tikrųjų buvo ne Lietuvos televizijoje, o buvo TV3 reklaminėje laidoje. Tai buvo Utenos vasara tokia laida ir kur ten, reiškia, žaidėjai galėdavo laimėti sodybą ant ežero kranto. Ir tu vesdavai ar buvai tik tai reklaminės? Aš buvau kaip vedėjas ir vesdavau to žaidimukus. O po to jau taip atsitiko, kad pradėjau dirbti nacionaliniam kanale. Patiko, kaip kirčiuoji tikriausiai jiems. Nežinau. Ar tu pats paprašai, kad tave priimtų ten į darbą? Buvau gana drąsus ir gal net ir šiek tiek toks, sakyčiau, įkyrus. Turbūt tai ir kaip ten sako, turbūt taip ir įvyko. Labai gerai. Belskirta bus atverta čia buvo, reiškia. O tu gerai rašydavai tekstus, pavyzdžiui. Pas tavo dikcija viskas fain. Ar tu mokysi to, pavyzdžiui, kai jau įsidarbinai Telike? Neatsimeni? Kaip Rytis Zemkauskas ten buvo pasakęs? Kad Dievo dovana. Jam tiesiog buvo duota. Taip. Man irgi kažkas davė ir ačiū Dievui, kad dar pridėjo. Va. Na va, tai viskas puiku. Tai kaip toliau viskas klostėsi televizijai, viskas didėjo? Po truputėlį mokiausi, tiesą sakant, pirmas laidas, kurias vedžiau, turiu kažkur įsirašęs, bet net bijau pasižiūrėti, nes kažkada pabandžiau pasižiūrėti, Tai reiškia, tu irgi analizuoji savo klaidas. Be abejonės, taip, tai natūralus gamybinis procesas. Lygiai taip pat, kaip jūs vaikinai turėtumėt klausytis radio laidų, ką jūs kalbėjot, kaip jūs kalbėjot ir po to analizuoti. Jo, mes šiaip taip darydom, kol netapom tobulį, bet paskui... Supratau. Po to jau taip nebedarom. Ok, tai... Neišsiplėskim, iš tikrųjų mes dabar jau iki televizijos viską supratom, kad reikia norėti ir stengtis, bet turim dabar labai tokius svarbius kelis klausimus tau. Tiesa ar mitas? Pirmin važiuoju. Jo, surinkti yra, žinok, iš interneto. Internete surinkot. Raudonai pabraukti buvo ir gana tokie, norim tikrai sužinoti, žinok. Tai skaitykit tai, kas raudonai pabraukta. Tiesa ar mitas, jog vesdamas Lietuvos dainų 10-tuką turėjai tarnybinį romaną su Jurga Šeduikyte? Tikrai tai yra mitas.
Tiesa ar mitas, jog nebedirbate su šokių projektais, nes pats būdamas labai aukšto meistriškumo šokėjų, nebekenčiate mėgėjų neprofesionalumo ir kurios daro klaidas. Tai dar vienas mitas. Nesišokęs niekada. Šokęs esu iš antro aukšto vieną kartą teko Iš nušokti. lėktuvo to, žinai, tą spaudė į raudoną mygtuką. Taip, bet nespaudžiau, traukti ten reikia. Erik traukti. Bijojai, kad prigaus tave meilužis, ar kaip? Kas? Ne iš antro aukšto, kai būna šokama, iš karto anekdotė situacija būna, štai kur drabužius įspinta į pro langą. Ne, bet labai gerai skambėjo, sako, bijojai, kad meilužis prigaus. Bliam, tokį anekdotą irgi turėjau. Atsuku, tai ką tu pasakai išdėti. Tiesa ar mitas, jog asmeniškai pažįstate santechniką iš Ukmergės, kurį apdainavo Vytautas Kernagis? O dabar galvoju, ne, bet pažįstu vieną, kuris visai neseniai dirbo tame pačiame remonte ir sakiau, žinai, sakau, važiuosiu pas radistus, sakė, o kieti bachūrai. Sėkmė. Tiesa ar mitas, jog vedate dėrybą su Zip FM dėl grįžimo į radio eterį su savo autorinė laida, kurioje pats didžiausit? Čia būtų labai gerai, jeigu būtų tiesa. Norėtum būti didžėjim? Tai prasme, ne radio, bet pultas yra. Teko gal kada prisiliest? Prie tokių pultų taip teko, bet niekada nepataikydavau bytą į bytą. Tai. Tiesa ar mitas, jog esate didžiulis Hario Poterio fanas ir pasirodžius antrosios serijos knygos lietuviškam vertimui buvote vienas pirmųjų ją įsigijęs? Jeigu būčiau Hario Poterio fanas, tai turėčiau apvalius sakinius. Ir pats jį išverčiau. Ką jis ten sakydavo? Kokį ten žodį? Nežinau. Mutabor kažkokį ten, ar dar kažką. Tarachtus gal, nežinau. Štai tikrasis Hario Poterio fanas. Nežinau, tarachtus. Aš dabar kaip tik klausiau jo, galiu pasakyti, kurią dalį. Kurią dalį? Klausei? Jo. Audio knyga? Audiobukas, neprašyta. Haris Poteris, man atrodo, paslapčių knyga čia antra ir trečia dalis. Antra. Štai kur tikrasis Hario Poterio gerbėjas. I love it. Visi mitai ir tiesos pasakytos. Iš tikrųjų, visi mitai nugriauti yra daugiau ar mažiau. Mes taip su Šidaikyte tikėjomės visgi. Tikėjotės. Tikėjomės. Jurgai linkėjimus, labai šauni mano kolegė. Gerai, paklausom Z, Find You ir grįšim tą. Grįšim, turėsim kelis klausimus nuo mūsų žiūrovų, klausytojų, skaitytojų ir be jokios abejonės sunkiai užduoti. Grįžtam atgal, Radio stoties Zip FM eterėje, su mumis Rolandas Vilkončius ir Sveiki. Turim labai daug klausimų. Vienas iš jų, Nerimantas klausia, koks atlyginimas yra toj televizijoje? Jeigu Nerimantas sutiks apmokėti visas teisminės išlaidas, Galėsi įvardinti, ar ne? galėsiu įvardinti jo. Buvo Lukų klausimas, kokia buvo pirma laida vesta televizijoje, mes išsiaiškinom. Išsiaiškinom, jau papasakojom. Jei nedirbtum televizijoje, kuo užsiimtum? Giedrė klausia. Būčiau pilotas. Pilotas. Kokią mėgstamiausią laidą teko vesti ar dalyvauti? Kokia jau buvo gal? Viena pastarųjų laidų, kurie iš tikrųjų paliko labai malonų jausmą, tai yra Lietuvos balsas. Antrasis jo sezonas, dėl to, kad jautėsi to projekto tarptautiškumas, nes dirbo tarptautinio komanda. Mes turėjome ir taip vadinamosius coacherius, kurie buvo atvažiavę iš Olandijos ir dirbome šiame projekte. Tai iš tikrųjų buvo labai malonus jausmas. Jeigu kalbėti apie senesnius laikus, tai tikrai paliko labai gerą įspūdį Lietuvos televizijoje buvusi laida irgi Lietuvos dainų dešimtukas, tiek su Jurga, kur teko dirbti, tiek vėlesnis, kuriame buvo gyva grupė, būtent LRT bandas ir ta laida, jinai tikrai turėjo tokį stiprų ir gerą kokybinį poveikį visai lietuviškai muzikai. O tau patinka labiau tiesioginis eteris ar įrašinės laidos, kaip vedėjai? Šiaip aš esu iš tų žmonių, galbūt čia sako radio sindromas. Tai, kas išėjo į eterį, daugiau nebegrįš. Tai man tiesioginis eteris visada patinka labiau. Tikrai pritarta. Taip, mes irgi. Dar pakartojam, dabar geriau. Čia įrašai, ten dubliai, ten kur tipo, dabar geriau padarykime. Dabar geriau padarykime. Žinai, kad dar turi kitą šansą, tai neatsiduodim. Petras klausė, kodėl pasirinkai būtent šitą profesiją ir kodėl tau jį patinka. Gal kartojasi, bet taip trumpai, Petrui. Jei įmanoma. Man jį patinka dėl to, kad būtent dirbdamas tokį darbą aš sutinku daug įdomių žmonių
Ir, sakykime, dirbdamas tokį darbą galiu daryti ir kitą darbą, kuris nėra matomas, bet jis, sakykime, yra gal kažkiek prasmingesnis negu tai, ką darai kiekvieną dieną. Ir man tikrai patinka važiuoti, skaityti pranešimus studentams, patinka susitikti su moksleiviais, pakalbėti apie tai, kaip jie mato save ateityje ir taip toliau. Nes, sakykime, tai yra būdas tam, kad tu būtum pakviestas į kažkokius susitikimus, kur jaunai kartai tu gali irgi kažkiek perduoti savo žinių ir gali galbūt su jais padiskutavęs netgi kai kuriuos iš jų atvesti į protą. Įkvėpti, duoti motivacijos ir panašiai. Ar tu skaitai knygas? Taip. Daug? Ką dabar skaitai? Dabartinė paskutinė? Simono Sebago Montefiorės knygą visai neseniai gavau dovanų, kurią pradėjau skaityti. Tai yra knyga Jeruzalė, konkrečiai apie miesto istoriją nuo senųjų laikų iki dabartinių. Ir Čia draugai žydai padovanojo? Ne, čia padovanojo labai geras bičiulis Richardas Doveika. Wow. Tu dirbai kažkurio tai momentu LNK savireklamai? Savireklamos skyriuje, taip. Kaip sekėsi? Sekėsi įdomiai. Ar nesinorėjo, pavyzdžiui, iš viso? Vėliau tą ekraną, geriau čia. Už kadro. Jo, va čia tai tikrai pinigai, va čia tai darbas, nesinori grįžti namo. Buvo labai įdomus metai, kadangi tai buvo mano terminuotas susitarimas ir tai buvo tikrai labai įdomus metai, dėl to, kad buvo žiauriai sunku, bet buvo labai įdomu susidoroti su tais tikslais, kurie buvo iškelti ir aš dėl to tikrai labai gerai jaučiausi, plus labai profesionali komanda dirbo kartu ir kažkaip aš toks esu komandos žmogus. Ir jeigu sako, kad aš čia vienas viską galiu padaryti, aš viską žinau, tai aš su tokiu žmogum tiesiog nebebendrauju. O kai žmogus pasako, aš noriu dirbti komandoje, tai visada pradedi tikėti juo ir jeigu ta komanda gerai susižaidžia, tai ji tampa tikrai labai stipri. Tai, sakykime, LNK savireklamos komanda, mano galva, yra tikrai labai stipri komanda. Jėgelė. Padarom vieną trumpą pertrauką ir mes tada grįšim, turim tau dovanų, Rolandai, bet turim labai rimtą ir sunkią užduotį. Siaubas. Tikiuosi, tu pasiruošęs. Ne. Kol kas pirmos vietos tos užduoties nugalėtas yra Justinas Sinkevičius, Rūta Meilutytė jam užkandė. Aš tai manau, kad jisai, žinok, čytino. Paskui turim Mantą Jankavičių. Rūta Meilutytė, kas dar tam yra? Andrių Užkapalnį. Taip. Nice. Daug buvo čia visų, pažiūrėsim, kaip tau seksis. Paskutinėje vietoje Emilis Vėlyvis yra, žinau. Jis neužbaigė trasos. Supratau. Alessio versus One Republic, If I Lose Myself, baigia skambėti. Mes ruošiamės žygiui, kurie šį pirmadienį atliks Rolandas Vilkončius. Turime balioną. Ir žiūrėsime, kaipgi seksis. Kaip juokinga. Siūlyčiau to bijoti, nėra taip viskas čia juokinga, žinau, kaip atrodo. Juokingas yra šitas vaizdas dabar. Spalva. Nerealu. Taip vaikinai gerai degė. Kaip gražiai atrodo. Draunukai ir bernukai ir mergaitės. Turime paskutinę radistų užduotį. Rolandai Vilkončiui reikės pripūsti balioną ir pūsti tol, kol jisai susprogs. Mūsų garbės lenta laukia jo pavardės. Na, galiu trumpai priminti, kad pirmoje vietoje Justinas Jankevičius. Paskui Mantas 8,7 sekundės. Tada Mantas Jankevičius 2 pūtimais, žinai. No chance. Rūta Meilutytė pūtė viena ranka. 13 sekundžių, bet 13 sekundžių. Po to aktorius Jurgis Damaševičius 17 sekundžių, Andrius Užkalnis 29. Svarbiausia, neaplenkti, reiškia, Rimo Šapausko ir Emilio Vėlyvio. Jo, nes jie nepribaigė. Nu, žinok, ten virš 5 minučių sėdėjom ir laukiam, kol pabaigs. Ir jūs sakėt, vyrai, greičiau, norim namo. Bet taip ir nieko nepavyko. Tu pasiruošęs? Tai aš paplojau motyvacinę tokie garsai, žinai, kad... Jūs duosit signalą. Jo, aš duodu signalą, skaičiuojam laiką. 3, 2, 1, startas. Jėga, jūs girdit, kad nėra taip lengva, kaip atrodo. Prisidengsiu. Tilkutė eina. Puikiai sekasi. Wow! Kaip suprast? Kiek Rolandai buvo? Nežinau. Tyla? Kas buvo? Kiek čia yra?
Nu, Rūta, nepyk. 12,51. Džiaugiuosi. Rolandai, bronza. Rolandas Maladoj. Bronza. Wow, šaunuolis. Aš net nesitikėjau, aš laukiau, žinai, Kaip to. čia taip susprogo greit balionas? Aš nežinau. Geras balionas. Titas atnešė gerą Taip. balioną, ar ne? Arba šaunuolis, geras putėjas. žinai. Geras putėjas. Bet sprogo neblogai. Labai gerai. Išsitaškė per visur. Ant smartphone'o. Tu net nespėjai pavargti, ne? Aš supratau. O turėčiau? Nu, liekanėlės nukrito. Liekanėlės. Gerai, atsipūskim, mes tuoj po Gerai. vienos dainos grįšim dar pakalbint tave. Kelios minutės iki 20 valandos. Ką, reikia užbaigti su Rolandu, tai mes skelbiam, kad tu esi tas trečias bronzinis laimėtojas. Džiaugiuosi, nereikės man, tikiuosi, dirbtinio kvėpavimo daryti nereikės. šitos užduoties. Bet mes jau turim dovanų, labai norim nuoširdžiai padėkoti tau už tai, kad tu suradai laiko ateiti, užsiėmė žmogus ir vaikai, ir šeima, tai ir čia darbai. visą laiką, taip visi sako. Korporatyvai. Viskas Dovanų. gerai. Duodam. Bet čia nuo mūsų radio stoties Kaip ir nuo fainai. mūsų asmeniškai tau. Ačiū. Ačiū labai. O kas čia yra šitie raudoni? Čia yra party cups. Party For your cups. house parties. Oh, Taip. cool. Ir porą Va čia tai yra kompaktų. gerai. Va čia yra. Palinkėjimai mūsų jaunajai Klausytojams, kartai. žiūrovams mūsų ir radio stoties ZBFM fanams. Kurie galbūt ir nori žinote, šeimai. aš, į teliką įlyst arba radijui dirbti. Aš tiesiog noriu visiems palinkėti daryti tai, ką jūs tikrai norite ir nebūtinai jums gyvenime pasiseks, bet jeigu jums pasiseks kitur, jūs būtinai galėsite padaryti to, ką norite daryti. Tai šitie du vaikinai, Jonas ir Rolandas, tą daro jau kiek metų? Septinti? Šeštas gimtadienis dabar bus. Septintas Tai bus. Septintas sezonas. Septintas sezonas. 7 metai jau. Tai noriu palinkėti, kad visi irgi išliktų tokie, kokie jie iš tikrųjų yra, kad kiekvienas turėtų savo identitetą, taip kaip, pavyzdžiui, turite jūs, dėl to jūs esate įdomus ir dėl to smagu jūsų klausytis vakarais. Ir tiesiog noriu palinkėti hebrai, kad nestabdytų, nes didžiausia klaida yra bijoti gyvenime suklysti. Va, ir paklausti. Ačiū labai, Rolandai, buvo nuostabu. Iš tikrųjų, šitą valandą tikiuosi tau neprailgo. Ne, tikrai ne, buvo labai smagu jūs Labai pamatyti. gerai. Gerų darbų, Ačiū labai, pasimatysim. ačiū. Iki. Čiau.